nebūtų kasdienybė pastoviai. Sveika, sveiki ir visokios akcijos ten tada, ne? Tai gal būkime, norėčiau gal kitaip, kaip čia dabar kitaip reikia pasisveikinti, kaip šventieji sveikinasi, net nežinau. Būkime palaiminti. Būkime palaiminti. Būkime išmesti. Esame palaiminti. Esame palaiminti. Būkime palaiminti. Ir žinot, kaip sako, mano biški širdelė, taip labai žiūrau, norėtųsi daugiau tų sielų būtų šalia mūsų. Ir pagalvoju, žinot, mes tik taip, mes bent jau, kaip sakant, jau supratom, kad galim būti žmonės. Kad galim būti žmonės. Kad būti žmogumi, tai patikėkit, žinokit, labai daug reikia. Labai daug reikia. Ir ne tik fiziškai, ir dvasiškai, ir mentalas turi, vienu žodžiu, mes turim labai stipriai dirbti. Labai stipriai turime dirbti. Kad būtume tik žmogus. Reikia viską įsivalyti pirmiausia, kaip sakau. Pas mane, atsirado žaizdukė. Iš karto bliūdas prie sienos, vanduo užšaldytas kameroj, viskas. Aš valgau tik tai ledo vandenį, judu krūtų, jokio maisto nieko nededu. Ir viskas. Atsirado, puslikė buvo didžiausia puslė, viskas. Nuo ko? Nuo ko? Geras klausimas, nuo ko? Kadangi mes nesam vieni. Nei fiziškai, nei dvasiškai, nei eteriškai mes nesam vieni. Nereikia nieko. Čia ką tik buvai sveikas, ką tik atsirado žaizda, ką tik atsirado kopa, čia kažkas. Viską reikia analizuoti ir labai stipriai analizuoti reikia ir suprasti tai, ką tu darai. Jo, tai žmonės, aš gal daug labai nešnekėsiu, aš norėčiau tik tai pasakyti, kad yra malonu ir būkime palaiminti, norintis būti žmonėmis. O mums kelias yra labai didelis. Labai didelis, patikėkit, žinokit. Aš kadangi dirbu net ir naktimis, kadaise net Robertas sakė, ne? Tai va, Robertai, pas mane tas pats. Tai man, žinokit, nakties neužtenka. Aš grįžtu iš darbo, viskas jau lova paklota, man 12 nakties valandų net neužtenka. Dirbti su savim, eteriškai, dvasiškai, žinot, nes tie dalykai vyksta, kada kūnas ilsisi. Tai patikėkit, nulėki kažin kur ten, oh my god, ten darai tokius dalykus, kad pabundi visas užšilęs. Tik tai vanduo, druskas, kokie eteriniai dalykėlė biški, žinot. Ir vėl varai į fizinį pasaulį. Baigėsi fizinis, prasideda eterinis pasaulis. Ir mes visą tai turim daryti, ką aš noriu pabrėžti, sąmoningai. Viską turim daryti sąmoningai. Kiekvieną informaciją perleisti per savo širdelę. Ypač moteris labai šitą geba, vyrai biški mažiau geba, ne tokį dalyką. Bet reikia ir vyram, ir moteriam, žinokite, reikia. Reikia, labai stipriai reikia dirbėti ir daug klausimų mums reikia spręsti. Tai mes labai kažkaip blogai, kad mūsų biški kažkaip sumažėja. Mes turim tankiau ir labiau bendrauti ir tikrai daug labai yra klausimų. Labai mes turim daug klausimų. Ir jeigu mes šitai plėtai važiuosim, mes nenuvažiuosim nieko. Užsibaigs mūsų šitas gyvenimas fizinėje erdvėje, su to pačiu bagažu, neįspręstais klausimais. Ir vėl toliau. Į tą ratą šokam kaip vairytė, šokam, ir paskui sakom, kodėl? Tu atsisuk, pasižiūrėk, ką tu vakar padarei. Ką tu vakar dabar palaikėjai? Buvai nuėjęs į parduotuvę, ne, ten kažkur, turiu menį, mes visą laiką palaikom kažką. Vis kažką, kodėl mes negalim palaikyti, pavyzdžiui, pas Žilviną nuvažiuokim į sodą. Mes jį palaikykim. Žilvinai, turiu obuolių? Turiu, važiuoju pas Žilviną. Nebėkim į tos centrus. Šaunu. Kas dar nebėga į centriukus? Kam nereikia parduotuvės? Man kartais reikia. Kartais, va. 2 kartus į dieną. Per mėnesį padariau. O, čia lygis. Bet daug. Aš sakau, kad mums reikėtų tiesiog kažkokius prioritetus įsikelti ir juos per metus laiko įgyvendinti. Pavyzdžiui, man iš karto pirma mintis – druska. Aš be drusko šiandien negalėčiau gyventi, jeigu jos nebūtų. Man daugiau nieko negali, bet jau man be druskos viskas. Viskas. Nes druska yra toks dalykas, reikia,
Labiausiai man tai labiausiai padeda. Tarp kitko, Lidė labai gera druska, stambi, maišais, nu ten 30 Nu va, kilogramų. Lidlė, va, matot? Ne, oi, ne Lidė, šitam Litagrui. Vis tiek pastaba. Tai kas prie druskos kokio telkinio gali atvežti kokią furytę visiems žmonėms padalinti, ta prasme, kaip žmonės. Mes kaip žmonės, mes turim kurti savo bendryją, savo bagažą visą, savo visą turim kurti erdvę. Ir ką aš pastebėjau, analizuodamas jau 3-4 metai, ne, būtent, aš duodu, analizuoju, aš praktiškai, žmona sako, baig mus to kada nors galvoti. Sakau, tu čia ne vienas, sakau, mane direktorius tą patį sakydavo, žinai. Nusileisk ant žemės. Bet ką aš pastebėjau, suprantat, dar reikia ir jėgos. Čia geriau, čia vyko. Šviesa visą laiką kaip yra. Šviesos kariai yra tokie dalykai, ne? Teko girdėti, šviesos kariai yra. Ir tarp liko pasirodo prie Kinijos, ten kažkur tenai. Tai Sibirų, ties Kinija, ten pasirodo, yra kažkoks ten šviesos kariai, kur tikrai žmonės pasiaukoja. Aš labiau jie gydyjo, taip žiūri į karį šviesos, ten toli gerai. Arčiau biškė, ne? Jo, bet mes turim, aš turiu omeny, kad mes dar turim turėti tokią ir jėgą kurti. Jėgos struktūrą turiu omeny. Ne ten čia, ne su tais, bet jėgos struktūrą. Nes maža, ką aš žinau, pas mane gal rytoj atvažiuos, suprantat? Va, jėgos šaltinis. Šaltinis, nu, gerai, atsiprašau. Taip, bet mes turim turėti jėgą. Jėga kas yra? Kaip anksčiau mes su šviesa kovodavom. Nu, anksčiau, pažiūrėkim biškį atgal. Nu, antiek buvo šviesų žmonės, antiek turėjo tą šviesią energiją, absoliuto tą energiją, kad niekas net nedrįsdavo į tą pusę pasižiūrėti. Antiek. Aš taip trumpai ir aiškiai kalbu, kas supranta, tai supranta, jeigu net asmeniškai kreipytės į privatą. Jo, bet reiškia, antiek buvo ta energija stipri, kad niekas nedrįso. Ir šiandien, ką aš darau, save valdau savo tą pyktį. Nes visa tai, kas yra, žema vibracija. Kai tik žema vibracija, taip ir ateina. Ir demonai, ir visokie, ką tu juos nepavadinsi. Aukštoji vibracijoje niekas prie tavęs neina, nes visi bijo. Kaip ir prie ugnies. Mes turim kelti visi savo vibracijas į viršų. Kuo aukščiau. Ir manęs klausia, ką man daryti, kai manęs pasikelt? Taip ne, tai nepasikelsi. Kvėpuojam, lengvinam savo kūnelį. O labiausia, tai galiu pasakyti, valgyti yra tik tai kartais. Aš anksčiau iš vis tik tai valgydavau 6 dienas, dabar kaip 7 dieną kartais užvalgau. Nes šeima valgo, žinot, ir aš užvalgau. Pas mane konkrečiai būdavo tik 6 dienos, ne. Ir tai aišku, dar būna 3 dienos, reiškia, iš vis nei kūno nemaitinė, vien dvasinis bendravimas. Nes maistas svarbiausias, kas yra, iš viršaus. Nes mes ten, iš ten atėjom, mes ten ir nueisim. Tai yra realybė. Ir vat vakar nesužinojau, sako, nu tu tai sako žmogus, tu ne to nežinai. Aš tai sako, žinau, kaip aš nueisiu, ką aš ten toliau veiksiu. Čia, sako, jūs turite pasirinkimą. Ten jūs neturite pasirinkimo. Už viską jums reikės atsakyti. Aš minėjau sielos vartus ir akmenis. Bet jūs, sako, net ne tik tėvus, bet ir protėvius galit ir jiem padėti. Mes tikrai daug ką turim nuveikti. Žinokit, kaip pagalvoju, mes tiek turim daug ką nuveikti. Ir ant to žemės, fizinėje erdvėje. Пабандом. Ведь попытка это не пытка. Pabandom. Kaip sako, gali pabandyti, bet rezultato nebus. Reikia imti ir padaryti. Va. Imam ir padarom. Taip. Bent jau pradėt. Su kvėpavimu. Aš tai visą laiką, kas biškis, tai pradedu giliai kvėpuoti. Nu, su kvėpavimu. Yra internete pilna tų pratimų. Pats pirmiausias būdas. Aš 2 kartus, nu man faktas buvo, kaip aš juokauju, sakau, aš su lavonais ir kortom žaidžiau, bet aš vis tiek sugrįžau. O kas man beliko? Tik tai kvėpuoti ir smegenis. Ačiū, sakau, viešpatie, kad šitą aš turėjau ir, sakau, su šito vėl išėjau. Ir nepasiduodi žmogus, tu visą laiką dirbi, nes smegenis tavo širdelė ir smegenis. Mes esam gyvi tik dėl to, kad mes esam protingi, kad sąmoningi.
Sąmonė svarbiausia. Aš kaip sakau šiandien, 2 pagrindiniai žodžiai. Aišku, čia mano nuomonė. Kodėl? Ne. Kas biškis iš karto, kodėl? Ir jeigu nesuvoki, geriau pasakyk ne. Nes jūs dabar, pagalvokit, atsisėskit vakare, prieš miegą, nusiraminkit, jūs pažiūrėkit, kiek jūs pridarė per gyvenimo kontraktų. Vien šitam gyvenime. Kiek pridarėt kontraktų? Sutinkat, ne? Ataskaitinis susirinkimas, perėj per slenkstį, čia pasirašyk, visur pasirašai, ja? O paskui sakai, kodėl mano toks gyvenimas? O tu atsisuk ir pasižiūrėk, tu visiems pasakei taip, o tu šiandien nori būti laimingas, laisvas ir suverenus? Tai, brangieji, būkime palaiminti. Šviesa ir tiesa. Žinote tie žodžiai iš kur, ne? Ir šviesa ir tiesa. Tik tai daug kas šiandien užmiršo, o aš visą laiką, man kai malda, žinokit, vakare. Ir šviesa ir tiesa. Aš visą laiką einu į šviesą ir į tiesą. Tai kelrodis į priekį kiekvienam. Nesobijos turbūt Žilvinas, ne? Taip, dėkojam jums už dėmesį. Ir savo paplokit. Supraskit mane, ką aš norėjau pasakyti. Jeigu ką, tai privatą rašykit. Nes daug kalbėti su manim reikia. Labai dėkojam gydytojui už išmintingą žodį. Dabar savo meną, svojo искусство продемонстрирует Ilmaras iš Latvijos, brolis Ilmaras iš Latvijos. Пожалуйста.